Paliekam šitą vietelę, šiaip buvo visai nebloga. Dabar yra koksai 11:30. Saulytės neįrašo, viskas pavėsi. Papusryčiavom, žodžiu, ant šnirėlio pasidžiovėm, maudimukus, rankšluosčius. Va, prašau, pažiūrėkit, gardinas, va toksai sodelis. Labai fainas. Pasikeisim visus vandenis, visas nesąmonės ir judėsim. Vakar jau nieko labai daug nebefilmavom, nu ne labai daug, absoliučiai nieko nebefilmavau, nes tiesiog čilinom, paplūdimy, deginomės, grįžom, aš buvau absoliučiai ištirpus nuo saulės. Gabrė užmynė, yra įsitikinus, kad jinai užmynė ant žuvies. Aš tai biškį sakau, nesu tikra. Aš ją mačiau nuplaukiant gerai. Užminti ant žuvies. Ir dar skaičiau, kad jau būna čia nuėjus šitam krante, įsikasa į smėlį ir jų tada prastai matosi, jos dygliuotos dar, tai jo. Bet užmyniau buvo aštru, bet neperdurė man nieko, tai viskas gerai, nenutirpus koja. Bet aš daugiau nemačiau, nu realiai mačiau tas žuvis, bet jos tokios didelės ir jos tikrai nesikasi smėlį. Aš pradedu galvoti, kad Gabrė čia kažkas susigalvoja biškį. Kad čia jau šizofrenija kažkokia prasidėjus. Kaip galim užminti ant žuvies? Tokios greitos, tipo tikrai tokios plaukiojančios didelės žuvies. Galima. Ir jinai buvo plokščia, tokia sidabrinė. Plokščia žuvis. Plokščia buvo žuvis. Aš nebuvau dar išgėrus. Nu, žodžiu, jinai užmynė, matot, ant žuvies, tipo. Nu, gerai. Kokių šiandien norėtumėt, nu, kokia išmerytė būtų? SK, MK, LK. Yra visokių tipų batų, dar Gabrė vienas ant kojų, bet gali greitai nusimti, jeigu ką. O kaip man važiuoti, kai aš neturiu kur kojyčių net pasidėti? O dieve. Ai, ir vakar dar viena aktualija. Vakar čia kažkas su racija tipo su tuo, kaip jisai, megafonu? Aš sakau, čia su megafonu. Man kas sako, eik, tu ką čia pesi, sako, koks megafonas, garsiakalbis jį vadina. Tiesiog tas, kur... Sakau, nebesaik megafonas, paguglinau megafoną. Net nėra tokia žodžia megafonas. Yra tiesiog garsiakalbis, tu tai prisideda ir šnek. Koks megafonas, čia ne lietuviškas žodis. Čia nesąmonė. Žodžiu. Čia kaip su to žuvim, žinot. Gabrė kažką išsigalvoj. Žodžiu, ir kažkas itališkai, ir vėl, ir aš tokia, okei, gal čia kažkas, nu ką, žinau, gal užsidegė miškai, čia sausa dabar ir čia kartais padega Italija. Ar kažkas, nu, tipo, kažkoks perspėjimas, vai vaikšto po visą kempingą ir, tipo, įriekauja. Tai tiesiog išėjau ant gatvės, dėdė su vaisiais, su arbūzais ir su persikais važiuoju su kažkokia tačkė ir rėkia, kas nori jaučio arbūzų, persikų arba dar kažko. Tai va, taip vyksta pardavimai, gyvi pardavimai, ne? Prie gardos taip atvežė irgi vaisių ir pradėjo rėkti. Ir rėkia tiesiog, nu, ir tiesiog rėkiam. Taip, davai tiesiog rėkiam. Ir tada ir viskas parsiduos tada. Va čia yra toks bairis, kurio biškai aš nelabai supratau. Čia jie tipo kiekvieną kartą išsiema sėdynės. Tipo prieš tai ten buvo dar stalas ir pora kėdučių. Bet dabar tiesiog paliko šitos dvi sėdynės. Bet tipo, ar tai patogu kas kartą išardyti sėdynių komplektą? Ką žinau, ir jos sunkios, jos labai sunkios. Ir kėdės, tipo, ir vietos miegot atsiranda, gal čia taip. Beje, aš dabar supratau, kad mes jaučiu kad mes jaučiu neparodėm jum krano savo naujo. Parodėm. Parodėm?
Per įrodėm. Instagramą surodėjau, per vlogą. Dabar žiūrėkite, elektrinis kranas, kur tiesiog bėga vanduo. Ir jis pakraunamas nuo pakrovėjo tiesiog į galą, įsideda pakrovėjas ir laiko apie kokias 4-5 dienos, tai tikrai, ne? Jo. Gal visai juokinga alternatyva. Čia gal profai kemperistai sakys, čia nesąmonė, reikėjo ten dėti varikliuką ar kažką, bla bla bla. Bet mes jau nenorėjom savo elektros sistemos vėl galvoti, ten ar kažką ardyti, ar didinti, ar ten whatever. Tiesiog aš apie šitą kraną darbe sužinojau ir man jis visai patiko. Ir tada Gabrielė rado kažkokį tai variantą. Ir nusipirkom, ir pabandėm, ir visai veikia. Nieko nereikėjo ardyti, nieko nereikėjo per naujo galvoti, ten varikliukų dėti, ten whatever. Tai mums pasiteisinas kol kas variantas. Žiauriai simple mechanizmas, pasikraudo nuo USB, rozetė šalia, įdedi pakrauni ir vėl važiuoja apie kokias 5 dienas. O šito kempingo šiaip tūlikai ir dušai, tai biški liūdesėlis, bet savo funkciją atliekam, tiesiog žiauriai seni, pavargę. Čia vat indų plovykla, tokia leso odai tiesiog be sustojimo, tai toks jau ilgiau gyvavęs kempingas, bet ką žinau, mes paprastos mergos, tai nieko per daug ir nereikia. Vakar buvom kitoj juostoj, o dabar grįžtam dar vieną juostą. Čia tokios jos, jos iš viso 3 yra gal tada. Jo, ten tokios. Truputį aš žiūriu tas low emission zones ir mes žiūrėjau atvažiuojant, kad ne per jas, tipo. O dabar Monika tiesiog užsistatė ir aš nežiūrėjau per kur. Ir aš taip žiūriu į mapsą, kad čia per tą vietą, kur jinai yra, ta zona. Ir aš sakau, blet, Monika, sukis, kad dėjom į aikštelę. Nes va čia jau prasideda ta zona. Ir čia gal nebūtų, o čia tai jau tikrai bus. Zona reiškia, kad mes negalim važiuoti per ją tiesiog, supaprastintai. Tai sukomės atgal, dar kartą per tą tiltą važiuosim. O va ten, sakom, būtų gerai tichint su snaiperiu geru per PUBG arba Call of Duty. O, gerai, laiptukai tokie į viršų ir žiūri visus per tiltą bėgančius. Biški sustota šalikeliai yra, daiktai prakrausyti, žinot kodėl, nes biški kažkas smirda mum. Važiuojam savo, dainuojam 2 gražuolės ir jaučiam, kad kažkas smirda. Galvau, Dieve, gal iš lauko biški. Po to dainuojam toliau. Galvojam, ne, tai biški iš langą mūsų galimai pasmirdo. Tai mes ją dabar čia pratampėm, pravalėm, galėjau šiaip pafilmuoti, čia labai fainas, juokingas procesas. Bet dabar, nes ją reikia ištempti, gal žarnai kažkas pasitrigė. Čia filmavimo yra ką veikti. Jo, ją reikia ištempti, paleisti vandenį, ten pripilami kriauklę biški šūdo ir kartais va to iš lango pastringa tose raukšlelėse kažkas. Tai smirdalai, žodžiu. Būna, šiaip tai mes vapšė nieko nepilame tą kriauklę. Tipo, dantų pasta, kažkokie gal maisto likučiai, bet ir tai ten labai atsargiai. Prie gražaus fabriko kažkokią pristojam tiesiog biškį. Gerai. Reikia tikėtis, kad nebesmirdės jau tai baisiai. Kas čia? Rudeniniai lapai. Rudeniniai lapai, jo. Sumontuojam viską atgal, žodžiu. Grūstės maišelis, štai. Faina, labai patinka man parduotuvė grūstė. Kažkada, žodžiu, grūstė parduotuvėj buvom su sese, su savo pusseserė. Ir tiesiog mes kažkaip juokėmės iš kažko, ten kažkokie bairiai, kažkas mums buvo toj grūstėj. Tipo, kažkas ten, mūsų asmeniniai giminės šeimos bairiai. Ir žodžiu, ir mes taip tipo tyliai kikenam, ten nesiskleidžiam per tą visą parduotuvę, tiesiog juokėmės tarpusavį tyliai. Ir pardavėja sako, tipo, atėjom prie kasos ir sako pardavėja, o šiaip gražu parduotuviai taip juoktis yra.
grūsti parduotuviai, prie kasos yra draudžiama juoktis. Aš atsimenu, aš galvoju, kad aš trūksiu tiesiog. Jau kur Dieve padėk, jau kur negalima šiam pasauliu juoktis, tai grūstės parduotuviai prie kasų. Tai net nemėginkit, hebra, net nemėginkit. Tai va, grūstė atlieka puikią funkciją dabar šiukšliam sudėti visokiom. Atvažiavom. Buvo tik viena mašina ir 2 motocikai atvarėm. Monika sako, krypi. Nes nieko labai mažai turistų, bet kas ir buvo rašyta, kad labai neturistinė vieta. Ir nedaug veiksmų, tai jie iš karto sugėsim, čia nieks mums nepadės. Čia krypai kažkie laukia, apiplėš mus. Nors realiai turbūt yra saugiausia. Čia iš visur, kur esam buvę per šią kelionę. Nu tai va, bet man tai patinka, kai žmonių biškai būna. Man patinka, kai yra gyvos dvasios lašas, suprantat? Ta prasme, o ne kažkokiam tų kaime be interneto ryšio. Nu, biškai yra. Kiek vieną padalėlę. Interneto ryšio ir toks išlys koksai dėdė iš krūmų ir ką darysi? Au, ką darysi? Muši jį. Vaikai kamera biškai, tai žinau, apsivems žmonės šitai. Muši jį. Jo, pradėsi mušti. Tai ir tiek. Nu tai va, tai einam čia kelias minutės paeiti, nu gal 8 kokias. Ir tada Monika maudysis. Ten galima maudytis. Atėjom. Labai čia viskas lauky. Labai 5 žmonės dar be mūsų. Bet, nu, labai gražu. Labai. Tiesiog įvairiais dienos momentais aš randu ant savęs tepalų. Vat pavyzdžiui dabar. Aš nežinau, kas yra šią kelionę, ta prasme, ant pečių nuolat, ta prasme, ant kojų, ant rankų. Aš nebežinau, aš išvaliau visus tarpdurius, viską, kur gali būti, kad lėčiuot, ir vis tiek atsiranda. Nu, Monika išsimaudė, na, yra stipri moteris. Bet buvo šalta. Buvo belenkaip šalta, vanduo gėlė, sakė, apie kokį 10 laipsnių gali būti. Vertinu gerai. Pasiplaukėjimą, nu, tokį pasiplaukėjimą, įlindimą labiau. Kriuklys irgi žiauriai fainas, tik tai tiek, kad nėra ryšio. Čia niekur aišku. Ir apylinkės maždaug tokios. Tu ateini tokiu takeliu. Ten link Krioklio, bet yra žmonių, kokie gal dar 6-7 žmonės kartu su mumis buvo. Nu, bet sakau, va, toksai biškai krypi priėjimas. O vanduo tikrai šaltas. Nu, bent jau man, aš nesupratus nesimaudau ten ledinėse voniuose ir ten kažkur tai žiemą. Tai, nu, toksai jau tikrai koja žiauriai gėlė. Nesinorėjo ten belė kiek būt. Įkrentė biškį ir varai. Bet žiauriai atsigyvinau. Ir mes tik tai pasitraukėm nuo Krioklio. Ta prasme, vėl išėjom ant asfalto. Atrodo, per kokį 10 laipsnių temperatūra pasikeitė. Nu, ten taip vėsu, ten tiesiog, tarasme, šakės, gali sėdėti ir sėdėti. Kokį gal 20, nežinau, prie to vandens. Išeinam čia ant asfalto ir vėl smogia tas karštis. Tai faina ramybės oazė tokia. Po Krioklio, po maudynių labai pietus prispaudė. Tai tokioj žiauriai painoj aikštelį pristojom. Kažkokia miestelį. Pasikaminom pietus. Belen kaip jau sušveista, net nespėjau parodyti. Čia maudim kedžiūna, nekreipkim dėmesio. Sušveista, kepsniukai, daržovytės, ryžiukai. Žinokit, labai gerai. Iš karto atsigavau. Ant tokių, jau biški jau taip jau ant miego traukiu jau taip. Nes yra po 3 jau taip. Tai žodžiu, labai faina. Apskritai tie miesteliai Italijos, tai tiesiog, nu, nerealus. Kur be pristosi, ten žiauriai gražu. Namukai spalvoti, va ten iš viso fantastiškai atrodo, važiuosim pro šalį.
faina aikštutė, šilta, medeliai. Nu tikrai. Šiandien tiesiog visą dieną va tokiais miško keliukais važinėjom. Tokiais tarp kaimų visokių ir visko. Kas yra visai faina, nes pamatai labai daug autentikos, bet lemba keliai tai tokie biškai prastesni, išmuštas, tas asfaltas pritrupėjęs ir siaurokai, biškai kalnas pakalnė, tai taip, nu, yra kas veikt, bet... Ant 40. Jo, ant 40 važinėjom, bet šiaip visai tokią vieną dieną apturėt, tai gal ir nieko. Jeigu visą laiką taip, tai gal nusimostų biškai, bet kas Monikai labiausiai širdis skaudina ir neramina, tai yra tai, kad čia ryšio, aišku, nukrito maudimukas nuo panelės skardžius. Tai, kad čia ryšio nėra, nu, arba viena iš 4 padalų, arba 0, arba jau maksimaliai ten 2 kažkada buvo. Bet jo, jeigu sugestume kažkur arba kažkas, tai taip. Tai jeigu ką, mes esam kažkur miškuose. Mūsų lokacija tokia. Miškai ir krūmai. Keista atvaryti aikštelę, kur visi žmonės tiesiog biški pliki. Nes visi čia tiesiog persirenginėja į maudimukus, į plavkės, su rankšluošiais pareina ir visi eina į tas vonės. Likutis šiandienai. O Dieve, tik tiek. Jo, nes Carrefour'ai ir visas kitas yra sekmadienis ir yra tiesiog uždaryta. Per pietus užsidarė, jie sako gana. Kaip tu gerai tą kepšį užsidėjai? Jo. Va, visi pliki. Visi pliki. Visi aplinkui pliki, žinot kodėl? O todėl, kad mes atvykome į terminės vones. Tai reiškia, atvira reiškia erdvė vieta, karštas džekuzis, karšta diena. Reiškia, bus spaudimas 200 ant 200, kraujas daužysis, nes ten apie 37 laipsniai kaip džekuzį panašiai. Ir siera, ir biški smarvė, bet vaizdelis labai geras, sveikatai labai gerai, tai va todėl čia visi vaikšto pliki. Mes irgi tuo išsiplikinsim ir lėksim. Gal kažką pavyks pafilmuoti, nais, ne? Nu gal. Be mikrofono gal jau nesivešim visos įrangos. Žmonių jau daugiau pareinančių negu nueinančių. Ir aikštelės prigrūstos. Tikrai prigrūstos. Reiškia, vaizdelis toks. Blemba vanduo žiauriai fainas ir visas dugnas kažkokiais va tokiais akmenėliais nusėtas. Žmonių nėra žiauriai daug. Nu va čia viršai daugiau, ten apačioj labai normaliai. O kvapas? Tai... Mano tapkį beveik pamečiau. O Dieve. Žodžiu, kvapas stiprus gal toksai, bet nėra maks stiprus. Va čia kur sėdi, ten stipriau prie kriklių yra. O čia visai nieko. Ir šiaip šilta, nėra, kad žiauriai karštas, šiltas, fainas vanduo, labai gerai. 10 balų. Tik nepameskit tapkių. Ir dar viena vieta, parkingas prie šitų vonių, kur 2,30 m riba. Ir mes savo gražiausiai pratelpom. Va. Ir mačiau nusiskundimus. Skaičiau šiaip reviewsus, tipo nemažai kemperistų sako, kad tipo, nu, nesąmonė, tiesiog nėra kur statyti, jeigu su kemperiu atvažiuoji. Nu, tipo, čia nėra kitur kažkur parking. Yra tokia viena gatvelė nudrožta, bet ten nemokamas stovėjimas, todėl ten žiauriai nėra vietos. Ir tokia mažytė. Ir mažytė gatvė, tiesiog tokį normalų, apie 7 ar daugiau metrų kemperį ten pastatyti, nežinau. Ir
dabar yra, mes važiavom miegot toks RV camping. Nu, tipo, ne kempingas, bet tokia aikštelė tiesiog su dušu, tualeto, tipo. Bet jisai yra už maždaug beveik 2 kilometrų nuo šitų vonių. Tai pasivaikščiot tektų. Tai, nu, va toks, ką žinau, nelabai faina. Ir ta aikštelė didelė, nesuprantu, galėtų draugs tiesiog naktį parkuotis, jeigu nenori, kad naktį stovėtų ir nakvotų. O dabar, va, ką tik išvažiavom ir va jau beveik atvykom. Ir jinai 3 minutės važiuojam, oi, koks švarus langas, iki tos aikštelės. Toks visai jaukus. Gerai, einam sumokėti. Va ten tos vonios ta linkme ir tiesiog, nu, ant tiek apie nieką. Šitą aikštelę visa yra skersa. Tiesiog, nežinau, ar matos per video, bet žemėja visa aikštelė, visa. Kiekviena juosta. Visi kemperiai pasikėlė, bet ant padėklų, bet, nu, mūsų tai tiek neiškels. Mes tiesiog va čia ir dar kitas Volkswagenas irgi čia, nes čia tiesiog lygų tieso. Nu ir ką žinau, pažiūrėsim į lauką.